Labas, ką tu labiau mėgsti naudoti? Drėgnas servetėlės ar skysčius rankų gelius, kurie vietoj vandens nuplauna rankas? Dar apie tokį negirdėjai, tad galiu papasakoti savo atradimą, savo meilę, bet prieš tai grįžtam prie drėgnų servetėlių. Kažkada aš irgi buvau įsimylėjus, turėjau tuntą rankinėje drėgnų servetėlių, nes ištrauki, nusivalai rankas ir labai viskas tuo džiugino tuo metu. Tačiau buvo galvos man skausmas, kur jas išmesti, nes apsisuku, nėra šiukšliadėžės. Aha, kišenės nebeturiu. Nu, tai kažkur dėdavausi į rankinę, paskui pamiršdavau ir taip nešiodavausi, kol kaupdavosi man ten tos drėgnos servetėlės, kurios jau būdavo nebedrėgnos, taip. Ir kai pas mus kompanijoje atsirado štai šitas gelis, galvoju, kaip patogu, nereikia jokių drėgnų servetėlių, tiesiog užtenka vieno lašiuko, ir tiesiog įsitrinu, labai gerai įsigeria, labai skaniai kvepia, nesijaučia jokio alkoholio, yra dar net ir alijošiaus, kurio dėka mūsų rankos dar bus ne tik švarios, bet sudrėkintos. Tad atradau, pamilau, įsimylėjau ir galvoju, kodėl anksčiau aš tokio gėrio nebuvau kažkur atradusi, kuris man tiktų, patiktų. Džiaugiuosi FM kompanija, kad jinai sukūrė štai tokį gėrį. Aišku, jo tikrai ilgam užtenka ir mažas, tiesiog visur telpa, kaip tik saulė dabar šviečia, tai bet kur esat gamtoje, išeinat iš lauko tualeto, pasinaudojate, esat kažkur gamtoje, norit sumuštinius, vaisius pavalgyti, taip pat 1, 2, 3 ir jau jūsų rankos švarios. Tad atradimas, kurį su jumis dalinuosi, ir jeigu ir tau reikia, nebenori jau tų drėgnų servetėlių nešiotis, nes supranti, kad kurgi aš jas išmesiu. Aišku, ieškosi, tada vaikščiosi, kur ten tos drėgnų servetėlių galima išmesti, kur čia ta šiukšliadėžė. Ir jos greitai susinaudoja. Na, bent man to vieno pakelio tokios mažiukas būdavo, ten aš labai greit sunaudodavau. O štai šitas labai ilgai užtenka. 1 lašiukas, 2 lašiukai ir apsaugotas švarios rankos. Tai ką, žinote, buvo skirta tau, jeigu nori išbandyti, žinai, kur kreiptis, lauksiu tavo žinutės. Kyla klausimų, drąsiai visada rašykite.